Ropė. Iš tikrųjų buvo džiugu girdėti pranešime, kad buvo ieškoma kompromisų, buvo derinamos pozicijos. Tai tikrai geras pavyzdys ir kitoms rytim, kada surandama bendras kompromisas, tada ir rezultatas greičiau pasiekiamas. Manyčiau, kad šioje rengiamoje strategijoje daug dėmesio skiriama darniai miškininkystei. Tačiau atskirose šalyse, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, darnią miškininkystę įmanoma vystyti tik tai stiprinant miško savininkų kooperaciją. Tai leistų atsirasti privačioms girininkijoms ir privačių miškų priežiūra būtų patikėta profesionaliems miškininkams. Todėl, skiriant paramą privačių miškų sektoriai, didesnę paramos dalį reiktų nukreipti į miško savininkų kooperatyvus, taip paskatinant jų kūrimąsi. Draugiška aplinka miškų ūkio veikla, pavyzdžiui, neplyni kirtimai, svarbu remti ne tik privačiam sektoriuje, bet ir valstybinėse miškų įmonėse. Ir apskritai gal reiktų apsvarstyti, ar nereiktų miškų ūkio sektoriaus remimą transformuoti kažkiek tai panašiai, gal kaip ir į žemės ūkio sektorių. Juk miškų ūkyje, kaip niekur kitur, yra ryškus funkcijų pasidalinimas. Miškai svarbus ne tik ekonominė, bet ir socialinė, ekologinė, rekreacinė ir kitokia prasme. Tačiau Lietuvoje, kitose Baltijos šalyse stebimas didelis darbuotojų skaičiaus mažėjimas šitoje srityje. Tuo pačiu mažėja ir miškininko profesijos patrauklumas. Ačiū.